Mėlyje, visai neseniai ponios Irenos Meištaitės žavėjomės akvarelę, kėlė mus į dangų, kėlė aukštyn jos spalvos, lengvos, šviesios. Šiandieną, pasižiūrėkit, kiek gražių žmonių. Vėl mūsų pašaminė, atsimenat, pašaminė, susirinko. Kiek pašaminė sulaukė. Tai yra labai gera. Iš tiesų, kaimui reikia grožio, kaimui reikia dvasios pakylėjimo. Ko gero, spaudžia tas mūsų gyvenimas prie žemės, bet mes nepasiduodam ir jūsų pagalba. Tas Plekšnės klubas ir jo graži prezidentė, ponia Giedrė, turbūt jinai pristatys. Mes truputį informacijos gavom internete, bet ką reiškia tas internetas, kai yra gyvas žmogus ir mums jis pristatys. Tai ponia Giedrė, jums žodis ir prašom, dabar jūs jau čia Gasparinė. Kažkaip dailininkai nepripratę, kad mus vadintų ponais ir ponėmis. Mes vadinamės kits kitą vardais. Sakėm, kad visos žuvis vandeninė lygios, o senų nebūna, nes jeigu jau sena, tai pilvo į viršų. Taip draugavom beveik 25 metus šitam klube, iš tikrųjų juokavom, o paskui pradėjo mūsų finansai visokie ten skambint, klausti, kodėl neįteisinti, kodėl čia. Ir teko tą klubą mums įteisinti, įstatus parašyti, įstatai buvo labai juokingi, nes prasidėjo nuo to, kad susirinko tokie, kurie nepavydūs, linksmi, draugiški, myli kitą ir kito darbus, nes paprastai menininkai myli save ir savo darbus. Ir čia visų sričių menininkai, tai čia yra normalu, nes jeigu aš egocentrikas nebūsiu, reiškia aplink mane nesisuks pasaulis, aš pasaulio bamba, tai aš niekur nesukursiu. Tai daugumas susireikšmina ir užmiršta, kad aplinkui kitų žmonių yra. Tai mes didvyriškai stengiamės mylėti kits kitą, kitus ir kitų darbus. Ir liktai po truputį sekėsi, nes iš tikrųjų draugavom daug metų ir jokių pas mus kiviršų ar kažkokių tai dalykų nėra pavydų. Kaip Irutė pasakė apie jūsų šitą įdomų, reiškia, pasiūlymą, tai matot, pas mus yra apie 90 dailininkų. Vieni, jeigu iškeliauja už debesėlio, tai iš karto kiti ateina ir tokiu būdu vis tiek apie 90 dailininkų ir apie 150 žmonių iš viso. Turim gydytojų, turim aktorių, solistų ir buvusių solistų operos ir baleto teatro, ir baleto solistų, ir rašytojų, ir poetų. O tie gydytojai, kurie pas mus atėjo, tai prisipažino, kad mėgino stoti dailės institutą, neįstojo, tada nuėjo mediciną. Tai va tokių turim. Turim vairuotojų, turim, mes sakom, bufeto darbuotoją buvusią. Aktoriai mums parodos atidaromo metu daro kokį nors mums, reiškia, pasveikinimą, spektaklį, ar padainuoja, pagroja, mes paveikslus kabinam, o tas, kas nei to nesugeba, tai mums stalus dengia. O mūsų vaišės visada būna suneštinės ir žiūriu, kad labai visada gausios. Kažkaip kaip kiekvienas nešasi, ką gali, tai žiūriu, kad labai turtingi stalai, bet matau, kad jūsų irgi kažkoks stalas čia matas turtingas. Tai va, rengiam plenerus, rengiam parodas, leidžiam leidinius, dabar truputėlį sustojom, nes žinot, kaip einam senin. Bet visokių turim, bet vis tiek brandolys yra vyresnės kartos žmonės, nes per 25 metus truputėlį pasenom. Vieną iš katalogų, čia ne paskutinis, o prieš paskutinis, kad žinotumėt, kaip mes tą dalyką darom, jums paliksim atminimui. O ateityje, jeigu mes jums patinkam, tai taip galvojam, kad susiskambinsim, kas čia pagrindinis dalykas. Dalykai ir vis po vieną dailininką jums atsiūsim, jeigu jūs norėsit su personalinė parodėlė. Nes jau dabar maždaug žinosim, kur jūsų ieškoti, o kadangi čia jums nedaug telpa, o koridoriui siūlau nieko nekabinti. Pas jūs yra pastovi ekspozicija gražiai ir tegul savo būna, nes čia užtai... Aš esu mokytoja pensininkė. Tai mokytoja pensininkai duodam, bet kad dalintųsi ir kabinam irgi Plekšnės medalį. Žinokit, mokytojas yra pati rimčiausia pasaulio profesija, nes jinai moko ir kunigus, ir gydytojus, ir kosmonautus. Ačiū, ačiū. Ir tai yra iš tikrųjų labai svarbi profesija. O aš tai padarysiu labai gražiai. Va čia Malakauskas labai gražiai yra parašęs. Aha. Aš paskaitau. Prašau. Menininkas, jei jis neapsišaukėlis, nėra ir negali būti nei amatininkas,
geras, nei verslininkas ir apsukrus verkiauja. Tai pašaukimo vedamas žmogus, keistuolis, negalintis nekurti net ir tada, kai jo triūsas tamsios minios nepageidaujamas ir nevertinamas. Čia ir glūdi egzistencinės prasmės paieškos, juk menininkas gyvena tam, kad kurtų, o kuria tam, kad gyventų. Kitų reikšmingesnių paskatų lyg ir nebelieka. Tai aš tą gražią intenciją bibliotekai padovanosiu. Tegul visi. Dabar norėjom dar su bibliotekos vadovė susipažinti. Va, jinai puikiai mergaitė. Tarp kitko, galiu pasakyti, jos čia pradžia parodas. Tai gal irgi jūsų mokinė? Nu, ne. Loreta, sveikinam. Dabar čia yra mano knygelė parašyta apie mano gyrę, mano sodybą, dėl to, kad pamačiau, kad mažiukas mano dukraitės nieko nebemoka ir nebežino, mažytės. Sakau, rašom romaną ir nuo to prasidėjo. Parašėm vieną novelę, sėdėdamas prie tvenkinio, jos mažytės buvo, paskiau paaugo, tai parašiau kitą knygą. Tai taip ir įteikiu. Ir dar ordiną, aišku, priklauso. Nes kiekvienoj bendruomeniai ir mažiausioj kaimo bibliotekininkas yra pašėlus ir reikšmingas žmogus. Nes kaip mes pastebėjom, o mes po visą Lietuvą duodam parodas, kas be pakviestų, mes visada duodam tas parodas, negailim. Tai suprantate, tai yra dabartiniai kultūrininkai, kurie algų gerų negauna, jokių ten irgi, nežinau, patalpoms irgi kažkokių pinigų negauna, bet reiškia švieselė liepsnoja krūtiniai. Tai vat už tą švieselę, kad ir toliau neštumėt savo bendruomenę šviesą. Aš paskui. Nu ir dabar dalytė, su kuria telefonu bendravom ir nesivaizdavom, kokia čia mergaitė su manis bendravom. Tai mes irgi bandome ir mergaitės, pažiūrėkit, kokia gražus dalytė. Ačiū labai. Dabar norėčiau tradiciškai pristatyti tie, kas atvažiavom ir palikti jums šitų truputėlį lankstukų, nes čia yra visi autoriai ir taip toliau, kad jūs turėtumėt šitą istoriją. Šalia mane sėdi mūsų Mindaugas, kurį mes labai mylim. Jeigu kas stebit, duokim garo, tai jis ten už visokiausius kolektyvus atstovauja. Jis labai gražus, atsistok Mindaugas. Jis yra ir šokėjas, ir muzikantas, ir puikiausiai deklamuoja, ir istorijas rašo, yra dzūkas. Galbūt, jeigu norės, ką nors jums dzūkiškai ir papasakos. Mindaugą tau įteikiu. Toliau šalia sėdi Rimas Revinskas, kurio dėka mes čia atsiradom. Jis yra landšafto architektas. Ten jau mažiukas Vilnius yra pakabintas. Ir jeigu nerimūčio autobusas, kuris ten toks kledariukas ir kur jisai mums kėdės įdėjo, tai mes niekaip nebūtume čia tiek daug pas jūs atvažiavę. Rimai, sveikinam. Toliau yra mūsų Alma Puskunigienė, kuri yra mūsų finansų ministras. Ir jinai taip tvarkingai veda mūsų tos finansėlius. Mūsų nieks tiesa nefinansuoja, mes visą tą laiką iš savo pensijų, iš savo algelių, kur reikia, tai mes ir susimetam. Nutarėm, kad mes nekokie neįgalus ir mūsų nereikia ramstyti. Mes puikiausiai dar stojam ant savo kojų ir neprašom išmaldas. Ir žiūriu, kad didvyriškai 25 metus be jokios paramos gyvenam, leidžiam ir gyvuojam. Tai vat, Alma, ačiū tau. Toliau sėdi mano, nežinau, ar kairė ar dešinė ranka, Juozas Gecevičius, ten yra jo akvarelė, kartu šitą gražiai. O tiesa, Almos yra šalia, čia labai blizga, bet labai gražus ruduo, antras nuo lango pačioj. Juozelis yra ilgalaikis pedagogas dailės mokyklos 4-metės, yra keramikos meistras, labai žinomas, yra akvarelininkas ir senos kartos pats patikimiausias žmogus, kuris davė žodį, tai bus viskas punktualiai ir tvarkingai padaryta. Be jo niekaip neapsėjimu. Juozelis. Mes tave... Toliau yra Albinus. Jis labai aukštas, mes jo gal nekelsim. Kad nekiltų įtarimas, kad aš dar galiu. Jis yra architektas, buvo Vilniaus miesto dailininkų kažkada vyriausių. Yra plakatų kūrėjas, yra nepaprastai įdomus žmogus, vaikščiant enciklopediją, o visos nuo mergytės iki senutės, visos su jo pakalbėjusios nors 5 minutės įsimylė. Paslaptis, nežinau tos paslapties, bet taip jau yra. Yra jachtų kapitonas. Nu, žodžiu, jeigu ko nežinot, reikia klausti Albino. Esi ten kažkur viskas surašyta.
miestas. Ačiū už reklamą. Dabar čia mūsų yra Antanas Razmus, yra mažutis Vilnius, va ten viršuje antram aukšte. Tai yra visų galų meistras, reikia santechniko, galima kreiptis, nežinai kokią žemę pirkti, kokiem apgaliukam, galima kreiptis. Nu, man žodžiu, ką reikia, viską galima kreiptis. Tai va toks yra mūsų Antanėlis. Truputėlį mokytojauja, truputėlį vaikiukams piešimą dėsto. O šiaip yra didelių rūmų, šiuo metu pakeltas administracijos pakopomis į šitą ir ūkio dalies vadovėjas. Iš tikro dailininkas, kuris daugybę metų ten dirba, bet žinot ką. Reikia vairuotojo, Antanas veža, reikia nušienauti pievą, Antanas, reikia skalbį nusivežti, Antanas, nu ir taip toliau. Teniso aikštelę sutvarkyti Antanas, ką dar sienas dažo, radiatorius keičia, scenografijas dažo. Tai vat yra mūsų Antanas. O mano va ten akvarėlė toks kaimelis. Tai čia aš apie save neturiu ką pasakoti. Visų galų irgi šiaip. Gal kolega, kuris papasakos? Taip, nieko nežino, aš slepiu savo. Turėjau teatrus, režisavau, ilgai turėjau teatrą judesio, kasinėjau Krymą, labai man buvo įdomu. 4 amžius prieš mūsų erą, ten viršukalnėse Krymo taurai tokie gyveno, stabmeldžiai, stabams meldėsi. Taurai, gražus pavadinimas, bet neatrodo, kad nuo to jautuko taurė, ne nuo jos. Tai va, tai jie pamatydavo nuo kalniuko, kada audra, kad graikų romėnų laivai švartuojasi prie kranto Krymo, tai tada apiplėždavo, nusileisdavo nuo kalnų, 2,5 kilometro aukštis kalno ir nors Krymo kalnai atrodo apvalus, bet iš tikro labai griovas tokios užsleptas turi, užaugusios, spigliuota tokia augmenija, kur jų nesimato ir labai pavojinga ten vaikštinėti. Bet tam, kad nusileisdavo nuo 2,5 kilometro, 25 kilometrai serpentinas. Tai labai tokių įdomių dalykų. O šiaip, kai keitėsi mūsų santvarkos, virsmas įvyko, tiesiog pajutau, kad mes kažkaip visi likom liktai už bortelį. Geresnis kartos žmonės. Nu ir susibūrėm jokaujant tiesiog. Taip jokaujant, pasirodo, kad labai rimtus darbus darom visą tą laiką. Ir galvojom, kad mūsų bus iš pradžių, dabar 15 žmonių. Po to, 30 žmonių. Daugiau, tai jau ne. Dabar 150 žmonių laikosi maždaug apie 20 metų. Ir netrodo, kad reiškia, ta pusiausvyrą keistusi. Taip, man klausimas. O kodėl Vilniui Plekšnių vardas? Tai Klaipėdoje aš suprantu, bet tai Vilnius neprie ko. Čia yra, reiškia, tokia juokinga istorija. Kadangi aš gimiau kovo 11 ir, kaip žinot, paskelbė nepriklausomybę per mano gimtadienį, o gimiau 7 mėnesių Plungėj, nes tėveliai slapstėsi, tėvas buvo aviacijos karininkas, o mamytė mokytoja, mano visi tarp kitko mokytojai mamytės pusė. Vadovėlė autoriai tarpukario ir taip toliau. Tai slapstėmės nuo sovietmečio iki 58 metų. Ir mes pakeliui visi 3 pas savo tėvelius gimėm. Ir aš gimiau būtent Plungėj. Ir kažkaip tai labai draugavom su tokia Gražina Kliaugienė, dailėtyrininkė, kuri jau amžinatilsį išskridusi. Ir suprantat, kai įvyko virsmas po kovo 11, prasidėjo vėl kaziuko mugės, kurios kažkada tai buvo. Atgyjo tiesiog, bet jos buvo dar tokios labai nykios, 20-30 žmonių. Ir kaip taisyklė visi mūsų dailininkai, ir kaip taisyklė daugiausiai keramikai. Einam ir sako, mes meno taryba, apžiūrinėjom, nes tarybiniais metais buvo meno tarybos. Ne joks darbas į dailės parduotuvę nepatekdavo po meno tarybos. O meno taryba dažniausiai būdavo negailestinga ir dar, žinot, iš savo patyrimo žinau, kuo negabesnis dailininkas, tai tuo greičiau papuldavo į tos meno tarybos valdžią. Tai paskiau pasakysiu, po kiek laiko, kai Plekšnės susikūrė, aš juos visus priėmiau, kai pasiprašė. Dėl to, kad labai norėjau, kad ir jie pradėtų kurti. Arba kad pamatytume, kaip karalius nuogas, nes mes, reiškia, jokių meno tarybų iš tikro neturim. Tas, ką nori, tas statys. Tik tai paskiau jau menas sukabinti tą visą skirtingų darbų ekspoziciją, kad nebūtų kaip paroda. Tai baigsiu apie Gražiną. Eina meno taryba. Žiūrim tokią didumo keraminę Plekšnę, juodos keramikos. Kaunietis keramikos pardavinėje. Nu, štai priėjau ir žiūriu, o mano gimtadienis gi neužilgo. O Gražina pas mane atvažiuodavo į Labanoro gyrę į gimtadienį. O ten turėjom tokią atrakciją, nes žiemos buvo truputėlį kitokios, buvo daug sniego ir buvo šalta dar kovo mėnesį, kartais iki 1 aukšto langų užpustyta. Ir gretimų vienkiemių, nes mano sodyba yra vienkiemis vidury gyrios, tai kas kilometrą po kokią sodybą.
Tai surenku tuos visus gyventojus į savo tą gimtadienį, nesakau, kad gimtadienis, nu ir balius. O iš ryto atrakcija buvo tokia, nu, vaikai reikia užsikimšti ausis. Jie negirdi. Vienu žodžiu, jie negirdi, nesakysim, kas yra samanė. Labanoras garsėja. Tai pasiimam po plokščią buteliuką po kailinukais ir einam ant Teisėto ežero 5 val. Ryto, įsivaizduojat, kad kovo mėnesį visiškai juoda naktis. Ir sutikta žveja, o jiegi visiškai nepakaltinami. Jau jie 5 val. Gal ir 3, nežinau, Antanai, tu meškeriotojas, nežinau, nuo kada pradeda tą poledinę žuklę. Nu ir įsivaizduojat, šitokia laimė, kažkas prieina, sveikina su kovo 11 ir dar truputėlį pašildo. Kai tik tai, o ten tas šildymas 62 laipsniai maždaug. Tai reiškia, labai nuo mažo pirštelio užtenka šilumos. Ir tada prasideda pasakojimai apie žvejybą, kaip sakau, medžiotojų ir žvejų mėgiama tema. Kas kiek pagavo gyvenime, visi tie rodymai, parodo, ką pagavo, nu ir taip toliau. Ir mes kokį porą kilometrų ledų paeidavom ir paskui kitoj vietoj išlipdavom ir jau prauždavo ir tada pasitęsdavo mano gimtadienis tikras. Ir kažkaip sėdint už stalo po keletos metų ir po to, kai tą plekšnę pamatėm, ta Gražina sako man prie tos plekšnės, sako, ką tau patinka, sakau, nu patinka, sako, jeigu tu turi 9, tada man atrodo dar buvo talonėliai. Talonėliai, tai vagnoriukai. Sako, jeigu tu man 9 vagnoriukus pridėsi, tai aš tau padovanosiu. O amžinai pinigų neturėdavo, jinai sako, tai iš kur tu kitus turi? O ten kažkur 14 ar 15 tų vagnorėlių kainavo. Sako, parašiau straipsnį apie kažkokį žymų dailininką į laikraštį. Įsivaizduojat, šitokios ašaras mokė, iš ko žmogus galėjo gyventi, įsivaizduojat. Ir sako, nu tai vad honoravai gavau tos kelius vagnorėlius. Ir mes tą nupirkom ir aš jai sakau, tu man dabar neįteik. Sakau, kai bus mano gimtadienis, vėl surinksim tos dėdžiukus visus iš gyrios. Va, vėl tą pačią atrakciją visą padarysim ir sakau, kai jau bus visi šilti. Tai sakau, tu į laikraštį suviniotą taip padėk ant stalo, o aš padėsiu dar papildomai, žinot ką. Ir sakau, pažiūrėsim, ar atsilauš ar ne. Žinot, kaip vobla būdavo džavinta, kur nu pagady vilkas padaužo į stalą. Tai va. Ir žiūrim, kad šitie iššylė ir pabandė laužtis. Nu, toks buvo juokas kilęs visiems. Ir mes greitai sukūrėm, reiškia, įstatus. Tyčia, čia viskas buvo žaidimas. Dar mūsų finansai niekas nekrūtino. Ir suprantate, tai įstatai buvo juokingi. Pavyzdžiui, kiekvienas gali būti, kuris turi nedaugiau negu 32 dantis. Nes jeigu jau 33 ar 34, tai jau ar piranė, ar kas, nepriema. Nu, bet čia potekstė eina. Pavyzdžiui, galima būti hotelų, nu žinot, Dezdemono ir Otelo istorija, bet nelabai. Arba nebūtinai, reiškia, jeigu turi dažų, turi ant visko dažyti. Nu, kitaip sakant, turi dabiškių, ką sugebėti. Ir taip toliau. Ir va tokie, varžybos rengiamas kojom į priekį, nu prigalvojom kvailiausiai visiems buvo labai juokinga, dėl to pabandėm atsilaužti. Ir paskui po kelių mano parodų, kur aš susirinkdavau savo draugus, tai žiūriu, kad mano draugai, tai reiškia, pabūna su manim per atidarymą ir kažkokie tokie, nu, taip liūdnai išsiskirsto. O kadangi aš ir gimiau, sakiau, režisierium, tai kažkaip sugalvojau, kad tikriausiai dalyvauti visada yra smagiau, negu būti žiūrovu. Ir pakviečiau juos visus į kitą parodą, kad darom bendrą parodą, visi sunešam po darbą. Tai vad nuo to prasidėjo tikrasis plekšnių klubas. O tą kaziuką ateinantį, einam vėl, žiūriu, mūsų tas bičiulis iš Kauno sėdi, bet plekšnės nebeturi. Sakau, klausyk, sakau, ar tu padarysi mums mažų plekšnių, nebūtinai juodų, nes juoda keramika labai sudėtingas degimas. Paprastų, išdžiovini ir išdegi, normalaus molio. Po kiek, mūsų dėrėjom po kiek reikia, 50 vienetų. Tiek daug, o 3 dienos maždaug likusios iki mūsų parodos atidarėm. Ir iškepė ir atvežė mums šitų žuvyčių. Ir vat nuo to aš kiekvieną sveikinau, sakiau, dabar tu esi plekšnių klubos narys, kabinau ant šitą, va dabar jūs irgi jau būsit plekšnių klubo narys. Ir nuo to prasidėjo mūsų žaidimas. Tai vat po 3 metų jau to rimto žaidimo, kai mes parodas ir viską darėm, nes kažkaip labai visi rašė apie mus. Panoramą rodė, visiems buvo labai juokinga, nes tie įstatai juokingi ir tos įstatus visą laiką skaitydavo. Ir staiga, reiškia, finansai mūsų užspaudė, pradėjau skambinti, kur jūsų dokumentai, kodėl neįtvirtinta, kokie čia finansai pas jūs laksto ir taip toliau. Teko tą padaryti rimtai. Tai va taip ir yra. Daugiau ką, jeigu turit klausimų, tai va jie papasakos. Ką nors jų paklausim. Tai iš tikrųjų taip, mes tai taip lengvai tai nepaleisim. Jeigu susirinko žmonės, o jūs iš taip toli važiavo, tai dievaži kalbėt teks.
Tai gal nuo dzūko? Aš Mindaugas. Bet aš jau sakau nuo dzūko. A, gerai. Tai sakykit, ponia, man sėdėt kaip amžiai ar stovėt? Nu, aš tai sakyčiau, tai aš jeigu, nu aš tai sėdėt nenoriu, tai jūs irgi pastovėt. Kaip aš gavau žinę, kad važiuosiu į Pašilių kaimą. Pašaminių. Ne, čia man kaip telefonu pasakė. Į Pašilių malonučių girdėtos kažkur tai. Gerai. Ir manau, a ko man ten važiuoti? Ir ką aš būčiau padaręs, kokią klaidą nevažiavęs. Bet to nepamatęs darbus. Bet to nepamatęs muzikantų, mokytojų, suėję visi. Ar jūs taip visi bažnyčioje suėję? Ar jūs taip visi suėję į laidotuvės? Ar jūs taip visi sodinat ir pjaunat kartu? Nu, gražesnio kolektyvo nemačiau. Tiesa, aš priklausau taip plekšnė, jinai guli ant vieno šono, galvoju, nu kada tu apsiversi, juk gyvenimas ne vien akmuo pakėlė gulintis. Vaikai, jeigu būt galima, aš jums reklamuotų eilėraštį. Savo sukurtą sunkiom sąlygom sėdžiu stalo, baigėsi rašiklis ir Mindaugas sėdi be žodžio. Žmonos namuose nėra, kas daryti. Ar pabaigti ar laukti? Juk mintis atėjo ir nuėjo, nepagavai kaip žvirblys ir nuskrido. Ir tai beveik visą gyvenimą skaičiu. Jau yra 2,5. Kad tik vieną kartą Giedrė skambina Mindaugai per plekšnį šitą vadinamą sueigą, ar tu nepadeklamuotai? Atsineši savo, nu kokį 50 jau lapan sudėtų, jį pasisodino mane 3. aukšte karininkų ramovėj ir sako, Mindaugai, taigi čia tavo buitis, o poezija turi būti poezija. Aš klausau. Į man pataisė, aš perskaičiau. Pareinu namo, neduoda ramybės jos sukeltas vidinis triukšmas manyje. Įsitraukiu iš lentynos jos parašytą knygelę su eilėraščiais. Vieną perskaičiau, kitą vėl galvoju, palauk, kodėl tu mane užkabinai, kad aš daugiažodžiaunu? A, kodėl tu tiek mažai parašai posmelį ir lauki, kad aš į paskaitas prisidėtau savo 3. Tai aš galvoju, kad ne varg skaitytojas, ar jis skaitys, aš parašau visus 5 ir jau tau pridėti nieko nereikia. Nuo Dzūkijos. Tai nepaprastai gražus kraštas. Aš jau važiuodamiem savo pažįstamiem pasakoju tokį. Ar tu buvai kada nors užlipęs ant kalnų? Ar tu matėjai, kaip Merkys inteka į Nemuną ir stangia į Nemuną nugrožti? O pasirodo, aš ten vokiečių okupacijos metais pradžios mokyklą lankiau. Nedidelis namas iš raudonų plytų, dabar senelių namai. Galvoju, balvonė Dzūkiškėlis. Tu nesmokinai, ale tu ir nežiūrėjai į grožį. Ir vakabatei senatvėje, susipažinau su Giedrė, tapyk paišyk, nuties ar visi padrožių iš medžio. Tai man lyg ir atpuola tas paveikslo grožis, kaip to iš manęs nereikalauja. Va, vaikai, būsit negrybauts, ar tai važiuokit į Dzūkiją. Tikrai gražu. Gražu ir pas jūs, nieko nepasakysiu, žolės užlevusi, nevažiau kaip Vilniui, o dujos nukarpytos kaip pas mane kaime. Sėdi kaimynas ir praeina pro tvorą, sako, nu, ar tu skaitai Vystatų sodo? Nu, sako, mes kaimynai skaitau. Tai va, sako, kai pasodinai tokio, o dabar nupjauk. Viešpatie, pagalvoju, šitai paauginau laisvę ir šuo nieko nepadarė ant kamieno, prabėgdami. Ėmiau ir nupjaukiau. Ir dabar džiaugiuosi ir pas mane taip, kaip ir pas jas patarlavo. Nu tai ką, tada ir ačiū, kad paklausėte. Nu tai kad prie to.
nesuklydau. Ką čia reiktų paimti? Manau, sonata Lietuva, Marijos žemė, gal kokia Madona. Bet pradėjau vartyti ant savo pasienius, žiūriu, kad mano Madonas visas nuogas. Nu, kažkaip tai to laiko jau aprengti ir nėra, nesinori gadinti darbo. Jeigu gražus, tai šitą. Tai perėjau ant labai artimos temos, reiškia, bet mano Madona bažnyčiai viduj. Tai aš tik tą bažnyčią, reiškia, atnešiau šitą. Tas motyvas, tai man dar nuo studijų metų labai toks artimas, aš dažnai prie jo sugrįžtu. O šiaip tai šitą labai džiaugiuosi, kad mane pakvietė pas jus. Visų pirma, aš pirmiausia atkreipiau dėmesį į salę gražų žmonės. Sako, Lietuva geria. Lietuva, tai iš kur tie gražų žmonės gimsta, jeigu gerai neverniau, matyt, kažkada būna ir blaivi. Ir labai smagu. Labai malonus buvo šitą, žinoma, pergyvenimai. Mano palikuonės jau senai nebegroja, žinoma. Muzikinė dalis buvo labai graži. Ir buvo tokia, sakyčiau, netgi labai šiuolaikinė. Ir tos keturios rankos ir šitą prie instrumentų ir solo. Ir tas susikaupimas, tas rimtas darbas toks, žinot, ne tai, kad čia groja, ten dairosi kažkur, ten varnas skrenda. Viskas buvo labai fainai. Nu, fainai lietuviška žodė, buvo labai gerai. Atsiprašau. Taip, kad aš tikrai sužavėtas. Matyt, per daugiausiai sėdėjau miestą.
Ir šiaip šitą dėkoju už tą dėmesį, kurį mums čia paskyrėt. Labai ir džiaugčiausi, jeigu mes galėsim dar kada nors kažkokią tai formą, reiškia šitą, kažkokią formą bendradarbiauti taip, netuščiom. Man patiko, kad čia Romas Radzevičius, reiškia, kabo, reiškia, čia tas bacila kažkur gerai yra, visumuoja. Kaip sako, žinot, kad viena mėdora kepa raugas, kad būtų geras. Čia tas yra. Labai ačiū Jums. Vėl mintis tokia, neiškalbingas, ne kaip Mindaugas arba Albinas, bet tik tiek, kad labai graži, kaip sako, kaip iš Rafaelio paveikslų, gražus paveikslas čia prieš akis, gyvas, gražus paveikslas. Tai aš tik kelis žodžius noriu pasakyti, kad esate labai gražus ir būkite tokie gražus, kad visada akim tylių ežerų, upelių, kaspinai žydreisiais. Prašom, nuostabus paveikslai, prašom pakalbėti. Aš neseniai, Plekšniai, mane priėmė, net nežinau kartais kodėl, nes mano specialybė tai ne dailininkė. Tiesiog labai norėdavau piešti visuomet. Ir labai džiaugiuosi, kad čia pakliuvau. Man taip gražu žiūrėti, kad kaime žmonės taip uždaryti nuo viso pasaulio, atrodo kartais, ar ne, toli nuo Vilniaus, toli nuo kažkokių kitų pramogų. Pas mus tų koncertų visokių yra, Vilniui daug teatrų, o pas jūs mažiau ir pasikvietėt mus. Man tai šventė didžiulį. Ačiū labai. Net nežinau, ką pasakyti. Apie savo darbus. Gal ne tiek apie darbus, kiek mano mama iš Zarasų, tai prisiminiau, kad visą laiką važiuodavo pro Molėtų pusę, o kartais tekdavo ir pro čia. Ir tai va, kai važiavom, tai taip galvojau, kad labai daug jau medelių nebuvęs šitose kraštuose. Tai va, teko apsilankyti Jūsų dėka. Ir ačiū. Aš labai trumpai, ne kaip Žemaitis, trumpai kalbėsiu. Aš prisiminiau, kad dailininkų tarpe irgi mes turim Dalią Grybauskaitę. Aš su ją kartu mokiausi, kartais jai paskambina, apsirinka, alio, Dalia Grybauskaitė, prezidentė, sakė, net dailininkė ir grafikė, gal pažįstat? Žinoma, ne, tai irgi toks postas įdomus. O ten tokių smulkesnių dalykų nesakysiu irgi. Labai gera pavardė, matyt, padeda augti. Jūs jo, bet čia jau... Tai tu pasakyk, kokioje mokykloje, bet neapgalvotų, kad partinėje mokykloje. Ne, jį baigė... Atsirado čia, kad atsirado antram kursį iš karto grafikoje. Taip, kad jie pavažyti. Taip, sakau, dailininkė yra. Taip, yra. O daugiau. Tai viskas gražu. Dirbi su tokiais gražiais 35 metus vaikus mokiau paišyti, studija buvo, dabar bent mokykloje truputis. Tai aišku, užaugs gražus žmonės, mes jau akį turim, matom, kokios bus gražios šeimininkės, nuotakos. Ir labai laikas greitai prabėgs, ir prapliks, ir plaukai. Berniukams, neilgai. Aš kartais savo vaikus pamokau, sakau, negalvokit, kai mes seniai nukvakę esame. Jeigu praeis koks 500 metų, iškas mūsų, daleiskim, kaulus kas nors ir tyrinės. Ir tai čia jau kitas klausimas. Ir dar nežinos, kas buvo jaunesnis. Ar aš, ar tas, kuris šiandien dar 5 metus turi. Iš laiko tarpsnio mes esame visi vienos kartos, vienos epochos netgi. Ir nepasakysim, kad vaikai, bet žmonės. Ir, žodžiu, kolegos ir bendra autoriai. Tai tiek. Labai ačiū už viską. Dar mes turim Nelę. Neturi. Taip, o ką? Čia jis trumpai norės, ateis Nelė, ką nors apie save papasakoti. Nelė pas mus nelabai senai, bet mums pašė...
metai galiu dar ir antrą tokią padovanoti. Mokytojai. Mokytojai visai lankstinuką tokį buvo. Galiu atiduoti to visus. Dabar po jo. Gerai, iš to, tai žinai. Jis jums galiu duoti. O jums dar galiu Dabar aš jums dar, turėdamas minutę, papasakosiu, giedu aš etnografiniam ansambliui senokai. Ir mes tik ką dabar 30 žmonių jame užrašėm pokario partizanų 15 dainų diską. Ir viena daina, kur dainuoja vyrai, aš ją truputį tarp posmų įdėjau savo, ką mano pokario vaiko akys matė. Tai jeigu aš taip trumpai. Dar ilgai rems pušys dangų, šilo miškas oš, nebelauk manęs prie lango, nebegrįšiu aš. Aš mačiau medinį aukštą kryžių Dzūkijos miškų platybėse. Jisai stovėjo tarp aukštų pušų remiančių dangų. Jisai žymėjo partizanų Briedžio žūties vietą. Pastovėjęs kelis dešimtmečius nugriuvo. Visas miško kvartalas pušų buvo iškestas. Liko tuštuma po mėlyno dangaus skliausiu. Šiandieną, kur stovėjo kryžius, pastatyta medinė vorelė su užrašu. Vietoj iškirsto miško žaliuoja jaunas žalios pušaitės. Ši vieta dar ilgai primins kovą už tėvynės laisvę ir dar, kad aplinkui nepaprastai derlingos grybijos. Dainos paskutinis posmelis skamba taip. O jeigu kapas mano toli, tu jo nerasi, pasiklausk, kurie laidojo, jie tau pasakys. Jį apkasė enkavadistai, kur jo kapas jie nepasakys. Tai gal ko gero ponas Vytautas bus mūsų jauniausias. Tai Vytautą priėmam. Visus priėmam, bet ordinų dar porą turiu, negi namo vežę. Ir dar šalia ponia graži Viktorija Labino. Nu, bet, ponia Viktorija, ir jūs taip pat dabar jau mūsų kolektyvo narė. Ačiū Jums, mielieji, ačiū už tai, kad iš tikrųjų paliksit mums tiek daug gerumo, tiek daug emocijų teigiamų. O aš, kadangi pradėjau Mikutavičiaus eilėmis, noriu jomis ir užbaigti mūsų suėjimą. Blyksi virš Gryčios šiaudės ruginys, gandralizdis pilnas vaikų, žemės šventos vidurys. Tvoros erdvinės aplink lauką aplyta, viską, kas rengia, maitina, metų visų pakraštys. Po liepa gėlėta, šventųjų paveikslais, ties duona šviežia, tylom įvyniota palaima. Kelias per išmiltį, balsas nuo meilės, žodžio švelnumas vardams, poteriai, dvasom vakare. Tėviškė, tėviškė, amžinasis atilsi ant žemės mažos, laimės didelės. Ačiū Jums visiems, ačiū Jums ypatingai. Tikimės, kad Jūs jau būsit mūsų bičiuliai. Tikimės ir labai norėtume. Būkim visi sveiki. Ačiū, kad atėjot. O dabar, kaip man sakė, čia kažkas bus.
Va čia padėka. Švenčionėlių miesto kultūros centras padėka Vilniaus menininkų Plekšnės klubo dailininkams už kūrybinių parodos Stintų nerštas organizavimą Švenčionėlių miesto kultūros centro Pašaminės kaimo filialo klube, už profesionalaus meno sklaidą ir geranorišką bendradarbiavimą kultūros srityje pasirašo direktorė Ona Ravickienė. Tai prezidentė. Dėkui visų vardu. Ačiū labai. Tikrai susitiksim. Ačiū labai, ačiū. Taip pat noriu mūsų muzikantam įteikti po saldų šokoladą. Ačiū labai. Dainų dainelė jisai dalyvautas berniukas. Prašom. Ir neturi lizdelių, kur įtūpti. Tai norėtume jums įteikti, kad atskiristų jūsų Plekšnių kolektyvą paukštukas. Jums, kad atvažiavot, pasididžiavot, labai ačiū, Povilai. Ir mokytojai, kad rodėčiai pas vaikus atskiristų ir virškarius. Dabar tikrai noriu padėkoti visiems ir pasivaišinti, pašnekėsim, pabendrausim, pabūsim kartu. Prašom, prie stalo. Ir norėtų tarti žodį direktorė. Visai ne direktorė. Jau direktorė. Visiškai nesiruošiau čia ir kalbėti, kažką tai sakyti, bet man priminė Mindaugo vardas. Leiskit jūs pasveikinti ir padėkoti, kad atvykot į šitokį kraštą. Jūs atvykot į lietuvių genties žemę. O karalius Mindaugas buvo lietuvių genties lyderis ir jis pradėjo jungti visas kitas rytis. Ir Ignalina, o Ignalina jau kita. Ir Jotvingiai, ir visas gentis sujungė ir taip gimė Lietuva. Tai jeigu jūs norėtumėte, tai galėtumėte Rekučių miške pamatyti gynybinį pylimą, kurį pastatė 12-13 amžiuje kunigaikštis Mindaugas, gindamasis iš vakarų pusės nuo kalavijuočių, o iš rytų pusės nuo slavų. Tai vienintelė vieta Lietuvoje, kur gimė Lietuva. Todėl ypatingai Mindaugas ir visiems jums labai dėkojam. O čia taip kitko tik taip. Rieškutėnus tai yra muziejus. Jame turime paveikslų. Va čia dailininkė Milda, čia dailininkas Valdemaras, vietiniai, bet yra ir ne vietinių. Yra Vilnietė dailininkės paveikslų visa serija Laimos Barisaitės, yra Ramūnės Lebedytės ir kas svarbiausia ir neįtikėtina, per antrąjį pasaulinį karą emigravęs iš Kauno Antanas Zelenkevičius, irgi dailininkas, pabėgo, maždaug kaip mūsų muzikantas tokio amžiaus. Aukštuosius baigė vakarų Europai, paskui atsidūrė Niujorke ir Niujorke tapo profesorium. Ir kada atėjo nepriklausomybės metas, jis atvažiavo į Lietuvą, apsilankė Rieškutėnų muziejui, jam labai patiko. Ir dabar jau jis yra prieš 2 metus miręs ir testamente užrašė 25 paveikslus atsiųsti į Rieškutėnų muziejų.
Tai taip, kad jūs galite pamatyti. Ir tarp kitko, Amerikoje jis nebuvo Antanas Zelenkevičius, o jis buvo Puntė Zylė. Ir atsiuntė visas skaidrės, nuotraukas. O jisai New York'e yra padaręs virš 200 stiklinių ir metalinių įvairiausių figūrėlių. Meninių, žinoma. Ir visos skaidrės yra irgi atsiustos. Tai aš kodėl šitą sakau? Todėl sakau, kad mūsų emigrantai išvažiavę begalinę meilę neužgožė niekas Lietuvai. Ir prieš mirtiniam testamente rašo, kad jo dalis paveikslų atsidurtų lietuvių žemėje. Važiavom tada su šituo iš Niujorko ponu ir Lekučių mišką ir žiūrėjom tą įtvirtinimą, apėjo visą mūsų kraštą, jau buvo pastatytas partizanams paminklas, ne, dar nebuvo bunkeris. Va čia jūs deklamavot apie partizanus. Tai va čia netoli prie Jodyno ežero buvo mūsų krašto partizanų bunkeris. Tai ten pastatėm paminklėlę, o po to pastatėm partizanam paminklas Jūkiškėje. Čia irgi keletą kilometrų nuo čia. Nepaprastai gražus. Ir išvardinti, išrašyti. Ir iš Murmų, ir iš visų mūsų aplinkinių kaimų. Ką? Kaimas ir pavardės tų vyrų. Kaimas ir pavardės tų vyrų. Taip, kad jeigu norėsit detaliau susipažinti su šituo lietuvių kraštu, būtinai atvažiuokit. O kad šį kartą atvažiavot, nepaprastai esam dėkingi, kad neužmirštat Lietuvos pakraštėlių ir apsilankėt. Ir atvežė tokį grožį, kurį mums retai tenka matyti. Ačiū. O dabar arbatos, kavos, čia kažkas yra ant stalo. Labai gražus balsas.
prasnūdo margis, kai sugrįžo tie kiti, gal kalti, gal nekalti. Aktoriai visi įstrigo, šatylė šuva užmigo. Va šita graži. Nu, va šitai gražiai mergaitė mes irgi ordiną užkabinsim. Šaunių vaikų. Ačiū Švenčionėlių meno mokyklos mokiniams, jų mielai mokytojai ir pasigirsiu mano auklėtiniai, Tanei Šapokienei, už gražų koncertą. Žinot, esu visiškai pasimetusi, tuo labiau, kad mąsčiau sakyti visai kitaip, bet kada pamačiau parodą, kada pamačiau paveikslus, pagalai aš negražiai atsistoju. Dažnai gražiai atsistoju. Ir bet knygeliai buvo, nu matomai taip reikėjo, kunigo Ričardo Mikutavičiaus eilės. Ir pažiūrėjau, labai tinka. Ir aš noriu jums paskaityti. Ant viso to, kas žaliuoja, žydi, kvepia, atrodo parkristum dvasingas, kūnų prie žemės ir gertum iš gelmių dvasią. Gal tada jau išsakytum, kiek švytėjimo prisipildžiusi pieva varpelių kviečia maldai. Atrodo, kad pušys, pieva, slėnys žaliai dega. Liepsnojimas kažkur toli nueina ir atgalios sugrįžta. Laikraštį. Vilniaus Įgulos karininko Ramovės. Ai, tai jūs priklausot Įgulų Ramovėje, ar ne? Ar kaip? Ai, visuomet? Aš karininkas, tik apsargas. Matosi. Ai, tai šaunu, labai gerai. Tai galima bus bendradarbiauti.